Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Lyg mažas vaikas. Taigi dabar, o Viešpatie mano Dieve, tu padarei savo tarną karaliumi mano tėvo Dovydo vietoje, nors esu tik jaunas vaikinas. Dar nežinau nei kaip išeit, nei kaip pareit. Todėl suteik savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti tavo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Juk kas kitaip gali valdyti šią gausią tavo tautą. 1 Karalių, 3 skyrius, 7-9 eilutės. Kalba, kurią naudoja Saliamonas, melsdamasis prie senojo aukuro Gibeone, atskleidžia jo nuolankumą ir didelį troškimą pagerbti Dievą. Jis suprato, jog be dieviškos pagalbos jis yra bejėgis, lyg mažas vaikas, nesugebantis įgyvendinti jo pečius užgulusių pareigų. Jis žinojo, kad jam trūko įžvalgumo ir tai buvo jo didžiausias poreikis, skatinęs jį ieškoti išminties pas Dievą. Jo širdyje nebuvo savanaudiško siekimo žinių, kurios jį išskirtų iš kitų. Jis troško ištikimai atlikti jam paskirtas pareigas ir pasirinko dovaną, kuri jo valdymu suteiks Dievui šlovę. Saliamonas niekada nebuvo turtingesnis, išmintingesnis ar didingesnis, kai tą akimirką, kai išpažino: dar nežinau nei kaip išeiti, nei kaip pareiti. 1 Karalių, 3 skyrius, 7 eilutė. Šiandieną tie, kurie užima atsakingas pareigas, turėtų stengtis išmokti tą pamoką, kurios moko Saliamono malda. Kuo didesnį postą užima žmogus, tuo didesnė yra atsakomybė, tuo platesnė bus jo skleidžiama įtaka ir tuo didesnis yra jo priklausomybės nuo Dievo poreikis. Visada jis turi prisiminti, kad su pašaukimu dirbti ateina ir pašaukimas vaikščioti apdairiai prieš žmones. Prieš Dievą jis turi stovėti, pasiruošęs visada mokytis. Pareigos nesutikė charakteriui šventumo. Tik gerbdamas Dievą ir paklusdamas jo įsakymams, žmogus tampa išties didžiu. Mūsų maldos Dievui neturėtų kilti iš širdžių pilnų savanaudiškų siekių. Dievas ragina mus pasirinkti tas dovanas, kurios suteikia jam šlovę. Jis siūlo mums dangišką vietoje žemiško. Jis mums atskleidžia dangiško sandėrio galimybės ir privalumus. Jis suteikia padrąsinimą mūsų kilniems tikslams, apsaugą mūsų vertingiausiams turtams. Kada žemiškiai turtai išnyks, tikintysis džiaugsis savo dangiškaisiais lobiais, kurių negali sunaikinti jokia žemiška neganda. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.